Labutis kliunkiai. Vėl sekmadienis. Vėl 2 proto guzikai. 2 proto augliai. 2 proto navikai. Atėjo pas jūs. Ir aš norėčiau pristatyti žmogų, kuris išrado Albertą Einšteiną. Gediminas Reklaitis. Lietuva. Lievatu. Matai, su kokia aš maikė šiandien? Matai? Magical baby. Žinai, kieno čia yra maikė? Ne. Čia yra toksai terminas Fabulous 5, nuostabusis penketas. Esi girdėjęs? Esu. 91 metais Michiganas sukvietė 5 afigienus grajokus, iš kurių 3 tapo mega garsus, tai Chrisas Weberis, pirmas šaukimas 93 biržai, Joanas Howardas ir Jalinas Rozas, kuris yra tapęs dabar garsių podcasterių, bet buvo irgi geras kažkiauras. Tai nežinau, kieno čia numeris yra 28, bet esmė yra, kad Fabulous 5, šiandien Reklaitis, Fabulous. Bet gerai, tu pradėjai paskat, sakai, apie penketą. Aš įsivaizduoju, kad tu apie Marvelą kalbė kažką. Aš nuoširdžiai tikėjau, kad čia bus kažkas iš fantastiško penketo, kokio ten. Žmogus akmuo ten. Moteris durnelė, žinai, kas. Moteris pinda. Moteris dizelinė boba. Nu, kas gero? Ai, nežinau, tokia įdomesnė savaitėlė. Kuom? Blemba, Vilniaus Žalgirį nukirtom su Mažeikių atmosferą. Apie ką mes šnekame? Oi, atmosfera. Primputėm Žalgirio padangas, nuleidom. Blemba, čia buvo stipru. Man visiškai nesidominčiam futbolui. Aš supratau, kad čia buvo gerai. Net aš supratau. Tai čia nuskambėjo vis tiek per visą Europą netgi nuskambėjo, žinai. Šiaip, žinai, yra toks įdomus dalykas, kad didžiausia Žemaitijos miestas nukalė didžiausią Baltijos šalių miestą, žinai. Žemaitija. Mažeikė. Naftininkų miestas. Kalbant apie Žemaitiją, Donce, Landsbergis, Lietuva. Šiferis, Donatas Balvočius. Veikinam Donce, blemba, kad tu tai pavarėjai, blemba. Marija Kalas pavaizdavai vakar, kiek žinau, nežiūrėjau. Taip. Bet girdėjau, kad epiškai sudainavo tą. Ten Barcelona dainavo, ar ką? Ne Barcelona turbūt. Aš tau tikrai neišdainuosiu šito, bet ten nunešė viską nahui. Nori, aš nuo dainos pradėsiu, dabar Donce pasveikinam, o daina mano bus labai paprasta. Gigi D'Agostino, bla bla bla. Parira, pim, pim, paririm, pim, pim, parira, pa 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 pim, parira. Čia pasitau žodžius. Bet šiaip gan sudėtingas tekstas, aš tau galiu pasakyti. Tu turi žinot, kiek turi būti pam pam pim, kokioje vietoje. Čia nėra taip paprasta. Aš irgi dainą turiu. Davai. Rytis Cicinas, Meilės laivas. O. Čia yra haliucinogeninių grybų apsivalgiusio žmogaus tekstas. Jei meilės laivas kitam krante, lai neša burės į pas tave. Tiesiog savaime tegu atneša. Kai buvus meilė sugrįš ir abejonių neliks, laivai svajonių dangum skraidys. Laivai, dangum skraidys. Čia Zopas parašė žodžius. Jo, išsitraukė pagalį tą iš nosies. Ir su tuo pagaliu pamirkė į rašalą. Pamirkė į kokį nors, karkvabalio šūdą ir išrašė. Žiauriai geri žodžiai. Žiauriai geri. Legendiniai. Legendinis atlikėjas, legendiniai tekstai. Man priminė dabar dainos žodžius, kad aš nepasikeisiu, greičiau lasda sužydės. Čia yra vaikas iš didelės raidės, Prūsaičio ir Mikutavičiaus kūrinys, kurį buvau pražiopsojęs kažkaip irgi. Daug ką pražiopsam gyvenime. Aha.
Vaikas iš didelės raidės, epinė daina, seniukai. Taip, tiksliai, blemba. Visiškai epinė daina, ta prasme, aš nesuprantu, kaip tokios dainos netampa mega daužtukais, blemba, tikrai nesuprantu. Net Prusaitis gali parašyti dainą. Blemba, ten nežinau, kaip jis rašė, ar kartu rašė, bet, nu, blemba, ten epiniai žodžiai, ta prasme. Aš nepasikeisiu, greičiau lasdas sužydės, žinai, nu, blemba. Ta prasme, grinai apie reklaitę rašo dainą, ne? Reklaitis, blėt. Sužydėjęs visom spalvom. Aš tik kaip ananasas, čia žiedas ant galvos. Kas gero influencerių pasaulyje? Blemba. Influenceriai vis dar išlaiko savo įtaką, bet jie nesupranta, ką daro. Žinai, kaip Dievas sako, atleiskime viešpatie, jie nežino, ką daro. Tai Malinovskis dabar parašė, Ugintas, karočią parašė ant pokšto, perveskit mano gimtadienio progą, kad ir po eurą klubui, žinai, kad ir po eurą, dabar. Ir Malinovskis rašo tekstą, žinai, skandalo, purtomas klubas prašo žmonių pagalbas. Čiūptų bybį, blėt, pyderė. Skandalo. Nelaimingas. Skandalo. Aš pervedžiu 12 eurų, tai sakė, Ugintas surinko 100 eurų beveik, sako, kitam sezone komanda bus čempionate. Yes. Su 100 eurų. Jo, su 100 eurų. Japonijai perves iš karto už vizą. O tą Japoniją išmetė jau? Nežinau, ką jį veikia, tik tokina turbūt, blėn. Jie tik tokeriai yra, tai žinai. Aš turiu knygą apie Lietuvos žurnalistus. Ok, parodė. Ir labai faina knyga, 200 puslapių beveik. O. Prašom, blėt. Malinovskį apie tave, Tiškevičiau apie tave, blėt. Makaraitytė apie tave, Iliutė apie tave, blėt. Tapinai apie tave, Jekilaitė apie tave, blėt. Parodyk dar kartą Jekilaičio pavadinimą. Prašom, grybai Lietuvos miškuose. Lietuvos spaudoje, blėt. Taip, verta perskaityti. Seniai apie knygą skaitant, kiekvienas 9 klases baigęs žmogus turi perskaityti šitą knygą. Nesu skaitęs, sorry. Čia yra geriausia, aš esu perskaitęs, nežinau, knygų kokius kelis tūkstančius tikrai, jeigu nedaugiau. Šita knyga yra pati geriausia, ką aš esu skaitęs. Aišku, labai sunki pradžia, pirmi 100 puslapių labai sunkus, daug faktų, daug interpretacijų. Umberto Eco, jis semiotikas buvo, ta prasme, semiotika yra rimtas labai mokslas apie žodžių kilmę, apie žodžių panaudojimo, visokius subtilybės, žinai, ir panašiai. Tai Umberto Eco, jis ekologiškas rašytojas, Eco pavardė, žinai. Tai jeigu esate ekologiškas žmogus, tikrai šitą knygą turite įsigyti. Europos Sąjungos rašytojas. Jo, Europos Sąjunga turi platinti šitą knygą. Umberto Eco. Tai va, baigiant apie knygą, tai po šitos knygos perskaitimo, jeigu nepamišit ir nepamišit dėl tamplierių, hebra, tai jūs nieko nesupratot gyvenime. Tamplieriai, rozenkroiceriai, masonai, viskas yra žiauriai zeba, seniai. Visos sąmokslo teorijos yra žiauriai zeba dabar. Plokščia žemė laiko 3 atlantai ir 3 drambliai, žinai. Ble, žiauriai gera teorija. Kaip Jessica Shai dainavo, visatos viduryje ant pasaulio krašto, žinai. Ble, sąmokslo teorijos. Suka. Aš turiu sąmokslo teoriją. Davai, kalk. Ar mes esam tikrai 100% tikri, kad Latvija egzistuoja? Blemba, buvau praeitą savaitę, bet važiuoju, žinai, koks skirtumas? Keliai skirtumas. Jeigu prieš 14 metų ten Šiaurės Lietuvoje, ką vadinama Latvija, ta Šiaurės Lietuva kažkodėl, žinai. Nes nėra skirtumą ten, ble. Blemba, esmė yra tokia, kad 2 dalykai. Keliai yra geresni ir alkoholis daug pigesnis. Tai Šiaurės Lietuva gal dėl to, kad šiaurėje, žinai, daugiau išgerti reikia, kad šilta būtų, gal dėl to, žinai. O ją vadina kažkodėl Latvija. Latvių kalbos, pavyzdžiui, nėra iš viso. Ta prasme, neegzistuoja toks dalykas. Jie yra sugėdę žemaičiai. Nu, tokie žemgaliai, žinai, ta prasme. Taip. Aš jeigu važiuoju į kitą šalį, aš noriu pamatyti kitokių vaizdų. Keičiasi gamta.
įvažiuoji kalnai. Leidai važiuoji į Latviją, tai važiuoji į Lietuvą. Nu, Tai kokia Latvija, seniai, nėra Latvijos, apie ką tu kalbi? įprastesnė Latvija yra Lietuva. autobusiukas, Mercedes Sprinteris. Latvija yra sovietinė greitūkė. Greituškė. Tai Latvija, Nėra pavyzdžiui, neturi kalbos, neturi teritorijos Latvija irgi. Taip. Neturi pinigų. Jeigu neturi valstybė pinigų, kokia jie valstybė? Apie ką mes kalbam? Jeigu prezidentas gėjus, apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Aš žinau, vis dar rūkau pergalės cigarilės po antradienio. Tas pačias ar jau Jau penktą kitas pakelį? pakelis. Esmė buvo, kad priverčiau žmogų 30 metų nerūkėsi užsirūkyti. Sakau, nupirkau pergalės cigarilių. Visą dieną kalbėjau, kad laimėsim prie Žalgirį 2-1, žinai. Ir labai drebėjau dėl savo prognozės, bet pasirodo, žiūrėjau į vandens dugną, kalbėdamas apie Mažeikių atmosferą. Gerai, kad vanduo skaidrus buvo, ble. Šūda, tu būtum į tą dugną pažiūrėjęs. Jei būtų susidrumsdęs vanduo. Ką tu ten cigarilę traukė? Cigarilė, jo. Ne, taip romantiškai, gedai. Nu. Pažiūrėjau pro langą, bet triukas romantiškai. Blem, bet tai jeigu dabar žiūrėti dabartinę visuomenę, kur kas antras žmogus traukia plastikinį šūdą, Nu. apsižiojęs. Tai ne kas antras Vilniui, turbūt gal net kokie 6%, 7%, ne? Tos aikosus, kueikosus rūkam. Sėdė ant Vespos, važiuoja į padelio treniruotę ir traukia, blem. Ir traukia šitą šūdą. Ne. Kur dingo normalios? Ir krato pelę nusimokasino klešnėm. Eik, ir važiuoja į Latviją. Neegzistuojančią valstybę. Ir neegzistuojančią vietą kažkokią. Led, ten nėra Latvijos, aš tau sakau. Kur dingo normalūs rūkalai, gedai? Va, pas mane rankose. Pas tave. Kodėl mes neberūkom kavinėse? Žinok, dėl šito pritariu, nes, blemba, labai smirdėdavo, pačiam rūkančiam net labai smirdėdavo. Žinai, ten kirvį gali pakabinti prie įėjimo. Jo, kaip tam džiazo klube. Jo. Blemba, Dėl šito pritariu, bet čia dabar, pavyzdžiui, Akmenėje yra atsiradęs noras visam rajone nerūkyti, padaryti nerūkamą zoną. Tai kur aš turėsiu rūkyti, bet, ta prasme, kur rūkalių teisės, aš nesuprantu. Visų teisės ginamos, kodėl mano teisės, bet neginamos. Lauke? Tipo, aš vėžiu susirgsiu ir valstybei kainuos mane gydyti. Aš valstybei moku mokesčius, bet. Dabar va, individualią veiklą išsiėmiau, aš uždirbsiu pinigų, kursiu įmonę birželio mėnesį, žinai, aš uždirbsiu pinigų, mokėsiu mokesčius, jie man vėžio negali manęs pagydyti. Eikit jūs nahui, ble. Jie man neleis, ble, vėžių susirgti. Ką jie, ahujel, ble. Duokit man pasirgti vėžių, ble. Kas jums yra? Tai kaip tai nori padaryti, ta prasme, lauke visam rajone? Jo, visam lauke rajone meras iškėlė tokią idėją, kad reikia nerūkimą zoną padaryti. Nu dabar aš namuose rūkau, tai aš turėsiu visą laiką namuose rūkyti, taip išėjau. Ne, negerai. Aš suprantu, kad ten yra oro uostuose, kabinkos padarytos, viskas gerai, aš pateisinu tos sprendimus, viskas gerai, žinai, jeigu tie rūkaliai ten eina į rūką, žinai. Man patinka, kad kavinėse nerūko, man patinka, kad ten stotelėse autobusų negali rūkyti, žinai, panašiai, nes vaikai stovi ir gauna tą dūmą, žinai. Nežinau, man ateiti į kavinę ir prisikurti cigariukam, fainai yra. Laukia, tai važiuok į Sakartvelą, važiuok į Albaniją, seniai, važiuok į Serbiją ir kurkis tą dūmą, važiuok į Pirėjų, Pirėjų arenai gali rūkyti. Arenai, yra. 2.8 nuvariau Pirėją. Karočią, cizas pasiėmęs rūkau, žinai, ir žiūriu, ten virš aikštelės, per 20 metrų virš aikštelės toks dūmų debesis, toks melsvas, žinai. Tikrai ten 3 kirviai kabo, žinai, ble. Su Geno Kopolosu galėčiau patraukti cigarą. Oi, blema, šitas tai rūko kaip kaminas. Blema, atsinešiau fotelį prie jo. Bet seniai, žiūrėk, Janakopulas, ne? Toks savininkas, aš suprantu, kad jis atamaną ima. Jam reikia, kad bičas pasakytų priešais, supranti.
Nu, ta prasme, kad turėtų ego, kad turėtų charizmos, kad turėtų... O Tamanas turi ir ego, ir charizmos, žinai. Jis atsako tam Janakopolui, per spaudą atsakinėja, ble, tiesiogiai siunčia nakui, kiek esu girdėjęs. Ble, sako, Panajotė, ar koks tada vardas, ble. Sako, ką tu čia bazarinį, ką tu čia pezi, ble. Ta prasme, reikia tokio, atvažiuotų, žinai, koks nors Masiulis, blemba, ta prasme, jam būtų sunku žiauriai su Janakopolu, žinai. Ne, tai su visa pagarba Tomui ir Tomams. Tomams. Ne. Grįžtam prie rūkalų biškį. Nu, davai. Taigi yra čia labai daug romantikos tame. Nu. Senam geram rūkime, kai bičas atsisėda ant suoliuko, prisikemšo pypkę, pavyzdžiui. Ir ją prisikūrė. Jau. Kodėl taip nebėra? Vat kas čia yra? Ar čia mūsų... Kirkilas numirė paskutinis pipkorius ir nebeliko pypkės vartojimo tradicijos. Nusinešė pypkų kultūrą. Amžinatilsi Gediminai labai puikus vyras buvo, pažinau asmeniškai, tikrai pypkę rūkydavo, ką tu ir šneki, kad tikras vyras. Jo, ir sakė, diplomatas geras labai buvo, derybininkas ir... Tai jie blemba dėl mažumos vyriausybės per naktį su Kubilium susitarė 2008 metais, man atrodo. Jo. Visą naktį Hebra nemiegojo, sakė, Kirkilas rūkė 5 pypkės anot legendų. Nu, matai. Tai atsakau, labai trūksta man šitų dalykų. Senė, aš Klaipėdoj mačiau šerifą Klaipėdos. Bičas eina ir rūko cigarą, žinai, pro mane praėjo. Blemba, be jokios progos, be viskio, be pergalės, be draugų. Nu, gal jis pergalę iškovojo, gal kokią mergą išpiso tą naktį. Tik aš vežiai riešutą išspaudė. Ir užsirūkė pergalės cigarą, žinai, blemba. Bet epika atrodė, ten buvo mačiusio, aš į Trensus papostinau, ten vieną mergišką rašo, ką tik prie Biržos tilto mačiau, sako, epik vaizdelis. Biržas eina su ploščium, žinai, rūko pypkė. Kaip Batmanas, kurva. Vadinasi, mes gyvenam visiškose pasikeitimų laikuose. Aš vakar parašiau, kad amerikietiška svajonė žlugusi, nes taip ir yra. Amerikoje dabar uždirbti milijoną yra daug sunkiau negu prieš 50 ar prieš 100 metų, bet Lietuvoje seniai uždirbti milijoną yra nepaprastai lengva. Jeigu tu turi bent lašą talento ir turi darbo etiką, tu seniai pasidarysi milijoną dabar. Žinai, kaip sakė Šinčilas Šapranauskas, kaip uždirbti milijoną? Reikia 454 metus dirbti Sargo teatre ir nieko nevalgyti. O, tai. Arba rusiškas dar buvo, tik tai reikia išversti teisingai. Sako, jeigu nori nusipirkti pensininkas Rusijai Camry, reikia gyventi 200 metų. O sako, jeigu BMW X5, надо вообще не умирать. BMW. Blet. Baisiai Mondras. Kas VW? Baisiai Mondri Vaka. Baisiai Mondrus Volkswagens. O tu žinai, kad Šakiros daina 2010 pasaulio čempionato Vaka yra apie vekšnių vaikus. Vaka Afrika. Vaka vekšnė. Apie balvočių, apie beniušį ir liauksminą. Liauksminai. Liauksminai. Sukas, blėt. Vištas, blėt. Kaip tu žiūri žmonės, kurie iš principo neturi socialinių tinklų ir tai garsiai sako? Aš žiūriu čia taip pat kaip ir televizoriaus nežiūriu jau 10 metų. Seniai, kodėl tu meluoji? Ta prasme, tu per internetą Netflixą žiūri. Kodėl tu meluoji, kad televizoriaus nežiūri? Ta prasme, tai kompas yra televizorius. Ko tu pisi protą? Tu Netflixą žiūri kiekvieną vakarą po 5 valandas. Tu televizorius nežiūri. Čiū bibi, asilė, kurva. Bet kodėl aš televizoriaus net neturiu, pūro, aš jau 10 metų. Kaip televizoriaus neturiu. Pūro, Netflix'e per savaitę 100 valandų praleidžia. Bet kodėl reikia tą pasakyti? Seniai, visada reikia. Žiūrėk,
aš jau pusę metų negeriu, blėt, kokia savijauta, pyzė, eik tu na. Da pašol tu, blėt, neger, ko tu čia man aiškini? Aš geriu, man noriu ir geriu, blėt. Viskas, tiek žinių, baigti čia man vadovauti, kaip man gyventi. Jeigu tau gerai negeriant, jeigu tau gerai su pagaliu nosyje, da prasme, gyventi, nu, tai tu gyvenk, bet tu neaiškink kitiem, blėt, kaip jie turi gyventi. Oi, senelį, tas, kur su pagaliu nosyje, jisai dar net tokių dalykų vartoja. Bet alkoholio negeria. Alkoholis yra pats silpniausias dalykas, kokį jis gali vartoti. Nu, dėja taip. Rūkalai ir alkoholis, palyginus su to, ką jie vartoja, yra silpna. O dėl sociotinklų galiu pasakyti, nu, neturėk senį, tavras, man viskas gerai, bet ko tu čia giriesi? Ko čia reikia girti? Tu neturi kontaktų su žmonija šiuo metu, mes gyvenam visiškai socialiniam pasaulyje, tai reiškia, jeigu tu atsiriboji, tu prarandi daug galimybių, tu prarandi įsidarbinimo galimybę, tu prarandi susipažinimo su žmonėm galimybės, tu daug galimybių išvaistai neturėdamas socialinių tinklų šiais laikais. Tikrai taip. Nu. Čia be jokių kalbų, čia galėtų. O dar to girtis, kad esi durnas, bet kaip bato aulas, na. Aulas ar aulas? Aulas, žinai, kas yra aulas? Batų aulas. Žinai, kas yra aulas? Žinau. Kaimas Gruzijai. Kaimas, ta prasme, tokioj šiknoj, kur Dievas pamiršęs netgi pavadinimą. Nu, Dievui daug atsiminti reikia, daug tų geografinių objektų, žinai, nepervertinkim to žmogaus atminties, žinai. Dievas. Mes kalbėjom apie Dievą praeitą savaitę. Nu, Dievas sukūrė protingus ir Dievas sukūrė durnius. Tai va, du durniai su jumis šneka, blėd, ir aiškina apie kitus durnius. Aš tai galvoju, kad Dievas durniaus nesukūrė, durnius pats atsirado. Jis tiesiog ant tiek durnas buvo. Jeigu protingas išsivystė iš bežionės, tai durnius išsivystė iš varlės, blėd. Tai durnius išsivystė iš vegano, kur. Iš kurvo salotas. Veganas iš Mičigano, ble. Ramas tai apie tai, kad Valdas Adamkus sulaukė 100 metų. Valdas Adamkus matė gyvą, man atrodo, Grinių dar. Jo, Kazį Grinių, jo. Motherfucker. Ta prasme. No. Suka 100 metų. Žmogus amžių pragyveno. Blet, centnerį. Visą centnerį, blet. Pragyveno, kur toną gyvenimo. Čia yra kosmosas, blet. Nu, tu dedi over under, kad 105 pragyvent? 102. 102, ne? Nu, jau labai pavargęs jisai. Nu, fiziškai taip, bet protiškai tai tikrai ne. Ne, protiškai ne, bet matosi, kad jisai nori jau pas Almą. Nori pas Almą. Pas Almutę. Pas Almą, jo. Šiaip labai retas reiškinys, kai vyras pergyvena žmoną, ne, Lietuvoje, žiauriai retas. Bet nereikia pamiršti, kad jie iš Amerikos, žinai. Tai. Taip. Žinant kiek, kokios moterys šiais laikais pasitaiko kartais. Tai, nu, Adamkui papuolė turbūt labai geras žmogus šalia jo. Tai čia faktas, seniukai. Alma buvo gracijos, elegancijos princesė. Mūsų karalienė, sakykime, Lietuvos. No, tokia karalienė, turėtumėm karalienę, karalių, tikrai didžiuočiaus, ta prasme. Elžbieta nublanko prieš ją. Faktas. Bent jau Elžbieta korgius augino, apie ką mes kalbam. Korgius kergė. Korgius. Tai va, kalbant apie moteris, gal pareiktintum į šitos savaitės įvykius apie kultūristę, kuri... Kultūristė? Nu tai valkata. Žinai, yra du valkatų tipažai. Yra valkata, kuri yra valkata, ir yra valkata, kuri gina valkata ir tampa valkata kubu. Tai ta valkata, kuri pasakė, kad moteris nežudo be priežasties, turėjo priežastį. Seni, žmogus negali žudyti kito žmogaus iš viso. Pagal Dievo įsakymus, pagal baudžiamąjį kodeksą, pagal viską.
Negalima žudyti kito žmogaus, pakelti rankos, ne tu jį pagimdėjai, ne tu jį sukūrei, net ir motina negali žudyti ar tėvą savo vaikų, žinai. Nei vaikų, nei brolių, nei kaip Kainas Abeliui padarė, žinai, negalima to daryti. Tai tiesiog prieštarauja esmei, ir nusižudyti negalima, nes tai prieštarauja esmei gyvenimui. Gyvybė turi gyvuoti tiek, kiek Dievas skyrė, žinai. O tos valkatos gali eiti, na, daugiau aš nerendinsiu, tiesiog valkatos ir, nežinau, daugiau nieko negaliu pasakyti. Bet galiu pasakyti, kad vyrai, jeigu žudo, tai netyčia nužudo, netyčia per stiprų smūgį įpisa, o moteris planuoja, moteris planuoja tokius dalykus. Suprantate, ir čia yra šlikščiausia. Nu, tai šitoje istorijoje viskas labai suplanuota buvo, kaip supratau. Aišku, čia labai daug triukšmo yra to tokio išorinio. Galim vartoti žodį galimai dar kol kas, ne? Ne, negalimai, nu ten viskas kaip juodo ant balto, žinai. Nu, bet faktai jo, kažkokie tai vieši faktai rodo. Aš nežinau, ar jį gaus iki gyvos galvos ta kultūristė, bet galės kultūrintis kalėjime ilgai ir nuobodžiai. Manau, kad privalo gauti iki gyvos galvos, jeigu viskas yra taip, kaip yra sakoma. Bet gaus kokį 20 kelis gal gaus turbūt, žinai. Bet čia yra ilgas laiko tarpas, žinai, permastyti savo gyvenimą. Bet žinai, kas mane nuvylė bendruomenė ir visuomenė šitą situaciją. Žinai dėl ko? Kodėl? Visi žinojo, kad jį yra dūra, vaflė. Degino mašinas, daužė ir nieks neskambino policijai. Nei tėvai jos, nei bachūrai, nieks neskambino. Jis seniausiai turėjo sėdėti kaliuzį ir jokių žmogžudysčių nebūtų įvykęs. Biški pataisysiu, skambino ir netgi pareiškimą rašė. Ir nepadėjo, ne? Ir vyko tyrimas ir kažkaip tas tyrimas buvo nutrauktas. Tai... Reiškia per pažintis greičiausiai ir per korupciją, nepotizmus, nes dėl to, kad čia labiau gedai, žinau, gali būti dėl to, kad moteris. Aš esu pastebėjęs pas mus visuomeniai, toj tokioj dar jaunoj, sakykime, demokratijoje, labai didelė bėda, kad moteris bet kokiu atveju bus aukščiau vyro. Nu, jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, skyrybų priežastis, ne? Visus procesus po skyrybų, ne? Tai vyras yra kažkodėl visada labiau kaltinamas negu moteris. Nėra ten lygų, žinok. Baigt, be šansų. Jo. Tai 95% atvejų vaikai gyvena su moterim ir moteris draudžia bendrauti su vyru labai dažnai, žinai. Yra šito. Draudžia bendrauti. Taip. Yra šito dalyko. Ir aš manau, kad čia buvo dalis to, kad ką tu čia prieš moterį negali apsiginti, žinai. Kas čia moteris tau moteris mašinas degina, kad tu duhas, žinai. Na, bet jeigu tu tai moteriai, kai pamatysi, kad degina mašiną, įseksi vieną blizgę, žinai, tai tave suvalgys viešai. Tai bet aš dabar tikiu, kad šita žmogaus auka pakeis dalykus šiek tiek. Kaip pakeitė Matuko tenai, ta prasme. Almos Lileikienės tos ar kokios tenai? Almos Bružaitės ten, kur skambino savo vaikus, irgi pakeitė daug dalykų. Aš labai tikiuosi, kad ir šitą istoriją šiek tiek išlygins šitas, ta prasme, supynės. Bent jau padarys lygų daug maž, kad būtų. Bet žinai, ką turėtų tikras vyras padaryti, skirdamasi su moterim? Būti tikras vyras ir atiduoti moteriai. Vaikus tai ne, vaikus ką priteis teismas, vaikai turi pasirinkti patys, su kuo nori gyventi, čia be kalbų. Vaikai turėtų spręsti. Vaikai supranta daug daugiau dalykų negu suaugusiai. Jie turi nuojautą daug geresnę. Ta prasme, jie nėra sugadinti gyvenimo ir panašiai, žinai. Sugadinti patirčių, kompleksų ir kitų dalykų, žinai. Tai vaikai turi spręsti, bet vyras turi palikti butą, namą, turi palikti, pasimti automobilį, turbūt, nes vyrui automobilis svarbu, bet sutarti su moterim, palieku tau namą, palieku tau kažkokią santaupas, kad turėtum iš ko gyventi. Aš manau, kad taip vyras tikras turi daryti ir pradėti nuo švaraus lapo, tu su mašina, kažkokia, su Passatu ar Škoda ten beleko, žinai. Mėgoti iš Škodai, kol nėra kur mėgoti, žinai, ta prasme. Tai aš manau, kad vyras atiduoda ir tada gal išsprendžiama dalis konfliktų, žinai, Petriukai. Tu žiūri į žmogų dabar, kuris tai padarė? Nu jo, aš žinau, dėl to ir sakau. Buvo gyvenime toks etapas. Tu sakei, tiesiog nusprendai, kad pinigai nesmė, ramybė svarbiau už pinigus. Taip. Bet labai nesiplečiant irgi tas dalykas daug dalykų neišsprendė.
Čia Nu, labai daug dalykų sprendžia laikas apskritai. mm. Tai čia, žinai, o jeigu žmogus blaivaus proto neturi, tai čia jis niekada jo ir neturės. Jo. Tai va. Tai palinkėkim vieni kitiem ramybės. Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Ulia, čia giliai pakapstame. Aš dabar prabudau, žinai, kad buvom taip giliai pasėdę. O davai dabar sekliai pakalbam, tada jeigu giliai pašnekėjom, tai sekliai. Davai, pašnekam sekliai. Pakalbam apie Z kartą. Mačiau tokią antraštę, Z kartos žmonės nevaibina su darbu, dėl to išeina iš darbo. Tai mano, žinai, kolega, ką parašė protmušių vadas Vaidas. Sako, tai nevaibinkit ir su pinigais tada. Esu susidūręs su, jeigu kalbant apie darbą ir šitą kartą, esu turėjęs labai daug gyvų interakcijų visokių. Blet, aš jau anglicizmus vartoju. Fuck. Actually. Reklaičius susidėk, blet, pasidaryti nesąmonę. Tai esu turėjęs daug visokių dalykų. Pavyzdžiui, esu dirbęs vienu įmonėje ir ateidavo pas mus atlikinėti praktiką jaunimėlis. Ir, tiesiog tuo metu kažkaip nebuvo to darbo, kažkokio ten ypatingo paduoti. Tai padaviau šluotą, sakau, pašluok drožlės. Ta prasme, kol dar laiko turim, žinai, čia pasiruošim. Tai jis pašlavė toj vietoj, kur aš jam parodžiau. Ta prasme, tokį plotelį pašlavė, atsisėdo pisis, žinai, ir skrolina jisai toliau, žinai. Prie jau sakau, tėvai, sakau, žiūrėk, čia, sakau, pašluot reiktų, žinai. Tai jisai nieko nepadarys ekstra, negu tu jam pasakysi, žinai. Tai čia yra bėda. Tas noras iš karto pinigų didelių. Bet tai čia gal reikia suprasti, nes laikais gerais gyvenam. Jo, per gerais laikais gyvenam. Jo. Yra per gerai Lietuvoje šiuo metu. Aš kaip minėjau, lietuviška svajonė, žinai, amerikietiškas nėra, bet lietuviška svajonė Okmanai, Burgailos, Vasiliauskai darosi milijardus Lietuvoje, žinai. Taip. Ir man patinka, kai Okmanas sako, aš nenoriu iš Lietuvos, noriu Lietuvai duoti, niekur nenoriu perkelti verslo, geriau aš mokėsiu didelius mokesčius, nes jis supranta, kad Lietuvoje nepaisant mokesčių, sąlygos yra tiesiog idealios siekti svajonę savo, žinai. Savo svajonių sporto srityje, krepšinio to paties verslo, švietimo, dabar pradėjo projektus. Lietuviška svajonė yra legit thing, žinai, legit thing. Tai nepamirškim lietuviško banko. Jo. Artėja. Tai yra irgi Okmano. Kas artėja? Bankas, blėdži. Kalėdos artėja. Ne kalėdos, ateina bankas, kuris visus jūs nuvarys į bankrotą. Perpis jūsų antras pakopas, blė. Viską iš jūsų atims, sako. Skandinavai ir Okmanas dabar bus. Pizdauskas jums visiems dabar. Tai va. Nebeturėsi dyzelio už ką piltis. Tai va, ir ta karta, jinai tokia yra, bet ta karta ateina iš savo šeimų. Ir ką tos šeimos, to prasme, tėvai, aš turiu. Žinai, kuo skiriasi dabartinė karta nuo mūsų kartos? Žinai, kuo skiriasi? Ūgiu. Smūgių, ble. Smūgių, kur. Tai ką dabar penktoką neiškirstam? Iškirstam. Penktokas mane apniukintų gerokai dabar. Bet tie penktokai vartoja vis dar. Seniai, galiu pasakyti tau tokį dalyką, kad... Ką čia norėjau pasakyti? Kuom skiriasi kartos mūsų? Mes augom, o dabartinė karta augina. Va, toks yra skirtumas. Augina ką? Augina žmonės. Dabar žmonės skiria savo vaikam beprotiškai daug dėmesio, skundžiasi, kad savo laiko nebelieka, bet jie desperatiškai iš paskutiniųjų bando auginti tą vaiką pagal kažkokį savo numatytą modelį. Žinai. Mums mūsų tėvai paliko laisvę ar iš neturėjimo laiko tiesiog dažniausiai. Žinai. Jie dirbo sunkiai, Lietuvos valstybės pradžia buvo sunkus laikai, jie dirbo, paliko mus močiutėm ten pavalgydinti ir panašiai. Ir mes augom patys. Ir mes užaugom, kokie užaugom, seniai. O dabartinius augina ir užaugina va, tokius, kaip tu sakai, kur daugiau metro nepašluos tau, žinai. Bet tai
argi čia gerai? Auginti nėra gerai, reikia vaikam leisti aukti patiems, mano nuomonė. Va. Ir Nes aš taip galvoju. reikia suteikti du dalykus - saugumą fizinį ir meilę. Du dalykus suteikia. Taip. Ir šalia to vaikas užaugs pats su močiutėm, su seneliais, su draugais, su priešais, su mokytojais. Užaugs tas vaikas pats. Amžinatelis popiežius šitas, va dabar, kur nesenai numiro. Pranciškus, jo. Pranciškus yra sakęs labai gerą frazę. Niekada negyvenkit dėl vaikų. Jo. Gyvenkit dėl savęs. Jo. Mūsų pareiga yra vaiką užauginti. Neužauginti, leisti jam aukti. Jo. Aš pasakysiu biškai kitaip, apskritai išauklėti jį, kad jis būtų padorus žmogus, neitų daužyti langų ir neitų vokt, o eitų sąžininkai užsidirbti ir suprastų, kas yra gyvenimas, kad tas gyvenimas yra šiaip šūdinas didžiąją dalim ir bus labai sunku gyvenime. Ir mes negalim vaikam aiškinti, kad žiūrėk, kaip viskas gražu. Nope. Aš manau, kad vaikam kaip tik reikia rodyti tas tokios realybės daugiau. Kad jie suvoktų biški, kad šlapimas duotų į smegenį šiek tiek ir prabustų, žinai. O jo, čia dabar tas visas tas plembas super mamyčių bumas. Tai yra labai blogai. Išpopina tos vaikus iki negalėjimo, žinai, ta prasme. Taip. Ir paskui ateina, sako, aš be 3000 į darbą neinu. Kokie 3000, akmeniai, tu gaus 1000 ir jau gali normaliai gyventi, kaip priklauso. Nes jam mama tą pasakė. Jo, mama pasakė, kad be 3000 tu pas mane nedirbsi. Tai geriau sėdėsi tėvam ant sprandą, žinai. Sako, vaikeli, tu esi vertas daugiau. Jo, ir tas vaikelis vertas daugiau, įsivaizduoja, eina, nieko gyvenime dar neįrodęs. Jo. Eina ir sako, duok man 3000 eurų, žinai. 3000 gal per daug ten, žinai, bet ta prasme, mačiau antraštę vienos verslininkės kažkokios. Verslininkės. Monika Ra? Ne, kažkokia kita pasakė, kad dirbti už 1000 yra vergovė. Galvoju, dūra. Ta prasme, aš galiu dirbti už 500, tiesą sakant. Man tai nėra vergovė. Man tai yra malonumas. Aš biškai pataisysiu. Malonumas, kad iš viso man moka pinigus už kažkokius mano skilus, bent kažkiek, žinai. Aš žinau, kad aš vertas. Aš žinau, kiek aš vertas, Petrai. Aš turėsiu tos pinigus, jeigu aš norėsiu. Man tiesiog užtenka panorėti. Mes gyvenam svajonių Lietuvoje. Man reikia milijono, aš uždirbsiu per porą metų tą milijoną. Man pinigai nėra tikslas šiuo metu. Man niekada tikslas pinigai nebuvo, man priemonė. Tiesiog, žinai. Tai va šitą čioknutą bobą aš norėčiau pataisyti, kad vergovės apskritai Lietuvoje nėra. Kol kas. Petrai, nebūsi mano vergas, nenori? Like vergas. Aš turiu tokią taisyklę gyvenime, kad visada dirbk tai, kas tau patinka. Kad hobis būtų. Hobis, matai, kad nebepatinka, nebedirbk. Jo. Visada ieškok tai, kas tau patiktų. Seniai, mano hobiai. Čia labai paprasta. Mano hobiai protmušiai, mano hobiai komentavimas, mano hobiai komunikacija, mano hobiai renginių organizavimas. Aš viską darau, kas yra mano hobiai. O jeigu dar gaunu už tai pinigų, seniukai, tai čia apšiai yra pas. Taip. O mano hobis, žinai koks? Dirbt. Valgyti tavo hobis, blėt. Valgy daug cukraus. Cukrų gryną, blėt. Be vandens. Nahui tas vanduo. Vanduo tik silpnėjant, kur. Užsigeria cukrų šituo kondensuotų pienu, blėt. Mano hobis yra dirbt, apskritai. Ir, ta prasme, jeigu aš jau kažkur dirbu, aš tengiuosi dirbti. Bet tai kaip tu savai prasminsi, su kuo tu savai prasminsi, jeigu tu nedirbsi? Aš nesuprantu, kaip žmonės savai prasmina, kurie būna bedarbiais visą gyvenimą. Negaliu suprasti, kaip jie savai prasmina. Aš nerandu. Šitie žmonės, kurie yra bedarbiai visą gyvenimą, aš juos vadinu talentais. Jie talentai, jo. Čia, ta prasme, sugebėt šitaip, kiek jie žino visokių įstatymų, visokių kampų praėjimų, kur duoda pašalpą, pavyzdžiui. Čia yra pizda, ta prasme, tu esi genijus.
Tu esi teisės genijus, ta prasme, tu žinai kiekvieną Tai va, landą. gal jie taip įstatymą. save įprasmina, Petriukai, teisės genijais tampa. Taip. Bet tai jie galėtų įprasmina teisės save. genijais tapę, eiti, dirbti teisės rytyje, uždirbtų tiek pinigų, kad apšaltų smegenis. O kam? O kam vargti? Čia kaip tam anekdotė, kur eina milijardierius, ta prasme, Afrikoje paplūdimiu, eina ir po palmę guli toks bomžas, toksai negražinai guli. Tas prie sako, ko tu guli? Va, sako, kokosai mėtos ant žemės. Pasiimk, sako, nunešk į turgelį, parduosi, užsidirbsi pinigų, tada už tos pinigus nupirksi tačkutę, tačkutę įsidėsi jau 10 kokosų, nuveši, parduosi, nusipirksi ten blėt busiką mašiną, varysi kokosus po visą pasaulį, gulėsi po palmę ir nieko neveiksi. O jis sako, aš ir dabar guliu po palmę. Na, kai stengtis. Taip, tai lygiai taip pat ir jie. Jie yra kieti savo. Nėra labiau laiko neturinčių žmonių už bedarbius mano gyvenime, kiek susidūriu. Jie pizekai laiko neturi senim, blė. Jos kukuo ten grafikai sudėlioti, blė. Pizą darbo knygą atsiverti. Jie mėnesiais neranda laiko 10 minučių pakalbėti. Aišku, jie gal nenori su manim kalbėti, gal čia kitas aspektas. Bet aš žinau, kad net ir norėdami, jie 10 minučių per 3 mėnesius neranda laiko, neprasme. Turiu savo gyvenime tokį pažįstamą verslininką. Jisai turi ten tų verslų, gal 5 kokius. Ir aš kažkada esu klausęs jo, kaip tu, sakau, spėjai? Sakau, laiko taigi nėra, sakau, aš laiko nerandu, kaip tu spėjai? Nėra, sako, tokio dalyko kaip laiko nebuvimas. Jo, būtent. Yra tik laiko neplanavimas. Jo. Jeigu nemoki laiko planuoti, tai, vat, sako, mes dabar kavą geriam, vat, ta prasme atsisėdė, žinai, sako, mes geriam kavutę, aš, sako, tą suplanavęs buvau savaitę prieš jau. Mes, sako, pasiskambinom, sutarėm, aš pasakiau tau dieną, kada aš galiu. Ir sako, aš tau skiriu valandą ar 2, žinai. Seniai, aš iš viso galiu pasakyti, kad dirbu 8, kiek valandų per parą, 9 miego, 8, tai kiek nemiego, 15-16 dirbu. Ir kartais darbą sapnuoju, bet maloniai sapnuoju, kad komentuoju, žinai, kad ten rašau straipsnius, kad ten parduodu kažkokį objektą nekilnojamam turtę, sapnuoju apie tai, žinai. Ir aš laiko man užtenka, aš galiu podcastus daryti, žinai, dabar šią savaitę dar vienas suplanuotas trečiadienį su Grizzlio metodo kūrėjų, ten turėtų būti įdomus pokalbis, žinai. Aš padarysiu gal su Svaru netgi penktadienį, jeigu pavyks pagaliau man su juo susiskambinti, žinai. Aš turiu laiko, seni. Aš tų darbų atrodo dafiga su trupučiu, bet aš to laiko turiu, seni. Tikrai turiu, nes, kaip tu sakai, planuoju, žinai. Čia žiūri, rytoj bus taip, poryt taip, žinai, po mėnesio taip, susidėlioju dalykų, žinai. O man su draugu pakalbėti, aš galiu naktį atsikelti. Jeigu tu man skambinsi, bus reikalų, aš tau pakelsiu tą ragą, seni. Čia kėliau vienam bipolikui 2:30 nakties, valandą pakalbėjom, jam labai reikėjo pakalbėti. Aš žinau, ką reiškia, kai nori pakalbėti. Aš turėjau Leonardą Morkūną, kuriam galėjau tai paskambinti. Ir kuris pas mane atvažiuodavo, žinai, bene vienintelis iš mano draugų, žinai. Nes kiti gal bijo, gal nenori, žinai, gal neturi laiko, bedarbiai. Kiti neatvažiuoja pas mane, tai man labai liūdna, nes ta Mikutavičiaus daina yra gera, sako, prisidarėm skausmų, kurie nepraeina, pastatėm namus, į kuriuos nieks nebeateina. Čia didžiausias liūdesys, kai turi namus, į kuriuos nieks nenori eiti, žinai. O čia yra, tu gali milijardą turėti, seni, ir pas tave nebus ne vienas svečio per metus, žinai. Bet gal geriau neina niekas, negu eina tie tokie, kurie nėra tikri žmonės, žinai. Vienas reperis yra pasakęs apie netikrų žmonės, žinai. Neatsimenu, Kanojo Vestas, Baidarė Įstas. Baidarė Įstas pasakęs, sako, tu gali, bičiuli, gerbiamas, pietauti vakarieniauti, bet ne prie mano stalo. Taip. Aš turiu dainelę. Pas mane Valkatos nebūtų priimami, jie galėtų skambinti 18 numerį, nieks neatsilieptų, karadžiai. Nėra namuose gedam. Gedas užimtas. Gedas užsiėmęs, blėt. Neturi laiko. Gedas bedarbis, blėt, užsiėmęs yra kur. Turiu dainelę vieną, žinau. Tik Saulius Mykolaičio, toks yra šviesaus atminimo. Tai legendinis žmogus, sirgo bipoliniu, kiek žinau.
Šito nežinau, bet baigtis buvo Liūdna. netokia, kokia turėjo būti žmogaus baigtis. 20 metų neseniai buvo po jo savižudybę. Aha. Šiais metais. Aktorius, geras aktorius. Tai tas Gedimino 11 serialas buvo main charakteris, tai buvo epinis. Legendinis Gedimino 11. Ja. Dar Pažiūrėkit, Simai, jeigu žiūrėsi, pažiūrėk Gedimino 11. Gedimino 11 reikia pasižiūrėti būtinai ir ten labai daug yra, nes ten politinis yra serialas apie Lietuvos premjerą. Ir ten labai daug atspėta dalykų buvo. Visokių užkulisinių, žinai. Jo. Šiaip labai rekomenduoju pasižiūrėti. Jo, žiauriai gerai. Sniego skonis dar senasis buvo geras serialas. Irgi skaisgira. Sniego skonis buvo, bet aš jo neberandu niekur. Dabar naujas sukūrė, daug prastesnį ir ten... Ne, naujas, tai aš ten tikėjausi, kad bus kažkas gero. O kur Gedimino 11 rasti yra kažko? Tam pačiam YouTube, man atrodo. Aha. Turi būti. O jeigu ne, tai man atrodo, mokamai platformai Go3, man atrodo, yra. Nu, reiktų pasikaptyti šiek tiek, gal kad suras. Tai va, tai Saulius Mykolaitis Arbata. Jo, žinom šitą kūrinį. Tokia dainelė. Mano būstas tamsus, pasiklydęs miškuos, iš visų prakeiktų, tai vieną renkuos. Bet namuos židinys virdulį arbata, mylimoji kuždėk man čia naktį bet ką. Na tai va. Iš visų prakeiktų, tave šiandien. Bet labai jauki daina. Labai fainai. Tai Sauliaus Matrica yra nereali daina ir dar tyliai krenta yra tokia daina dar jo. Žiauriai geras žmogus. Turėjau gyvenime dainuojamosios poezijos etapą. Aš su muzika turėjau daug etapų gyvenime. Tai dainuojamosios poezijos etapas labai fainas buvo. Aš tau pacituosiu kitą dainuojamosios poezijos genijų, kuris šiuo metu yra gyvas veikas ir to džiaugiuosi labai. Darius Žvirblį. Katė vardu rožė, ji nuostabi, o bože. Tavo namų siela, akivaizdu, kad jai čia miela. Fainai. Čia be pasirašymo. Reklaitis be pasirašymo cituoja dainas, įsivaizduojame. Pochui vapšė. Dainuojamoji poezija yra fainas dalykas labai. Iš dainos žodžiai sako, mes vienos pokylį šlapi be rūbų, didžiai jau kelkai orgazmo mums iš kubų. Ant parketo sukas, Ajoninas ir Erlickų Jozukas. Čia kieno šitas? Čia Žvirblė. Žvirblė? Vienas pokylis rašytojų sąjungoje, būtinai paklausyk, seni. Blemba, geras. Ten apie Šaprą yra, apie Mahatmą Gandį yra, dabar ten epinė daina. Geras. Reikės. Kaip sakė kažkokiai bobai, sako, prašau patraukite iš čia savo kojas, kodėl jūs bardą provokuojate. Ten yra genijos, ta prasme, ten yra Dievo patepta daina, bet ne vienintelė, jis daug prirašęs. Pavyzdžiui, man rašo laiškos bliuzo žinovai, ten seni, ten yra. Aš iš jo kompaktus buvau nusipirkęs, tai kol neišmetė mano patėvis kompaktų, galvojo, kad neklausau, išmetė kažkur. Ten buvo su parašais tie kompaktai, tai gaila, žinai. Bet aš gausiu iš Dariaus, ta prasme, mes kviesim į Akmenę Darių Žvirblį. Į Akmenę, ką ten? Pakoncertuoti ar? Su Atika, su grupė savo padainuoti. Ai, Atikos yra? Jis ir solinę karjerą turi. Jis tikras Fredis Merkuris ir solinę karjerą turi ir grupinę karjerą. 10 eurų bilietas, tai gali iš Kėdainių atšauti, nes bilietas pigus ir pažiūrėti. Buvo naujoje koncertas prieš porą metų, nepareklamavo Chebra, tai susirinkom gal 12 žmonių, žinai. Jis vienas su perkusistu buvo. Žinai, kas yra perkusistas?
Be abejo. Perkušininkas, aš jį vadinu. Perkušininkas. Žodžio kušys. Aš puikiai žinau, kas yra perkusija, nes tekdavau garsinti perkusiją, blėt. Nu, perkušininkas. Ten susirinkom gal 12 žmonių, bet tai buvo vienas geriausių koncertų mano gyvenime, kuriuos esu matęs. O aš matęs One Republic, matęs Imagine Dragons, matęs Johną Newmaną, matęs Remus, daug aš matęs. Tai čia buvo su 12 žmonių vienas geriausių mano matytų koncertų. Tai ką tu čia išvardinai popsą? Išvardinai popsą. Bet įsivaizduoja, dabar danguje Leonardas Morkūnas veda protmušį, dalyvauja Oskaras Šmitas su Ramūno Cvirka vienoje komandai, o per pertrauką Saulius Mykolaitis atlieka dainas Arbata ir Matrica. O per pertrauką Saulius Mykolaitis Arbatą neša. Su brendžiuku. ir tiesiog sukryžiavę kojas, žinai, sėdės. Blemba, ten linksmas vakarėlis, žinai, vyksta. Blemba, aš labai tikiuosi, kad ten linksma dangų yra. Penktadienį paskambinau draugui, jis atsiliepė, toks užsimegojęs atrodo. Blemba, sakau, sorry, kad atskambink, kai galės, jis man atskambina. Sako, Gedai, tu man nebeskambink, aš mirštu. Sako, norėjau dukros numerį surinkti, atsisveikinti su dukra, bet surinkau netyčia tavo numerį, tu man nebeskambink. Eik, tu ne. Jam 7 metų, jis turi 3 metų vaiką pasidarę su Latvija. Čia yra profesorius politikos mokslo Egidijus Matieka. Bet kol kas jis nemirė, tai jis pasakė man tokius žodžius, mes susitiksim kitam gyvenimui. Aš jam palinkėjau geros kelionės, žinai, bet kol kas jis nemirė, nes praneštų tikrai tokią naujieną, žinai, nes garsų žmogų. Blemba. Serga 2 vėžiais, bet šiuo metu. 2 vėžiais. Kasos ir prostatos. Nu. Blemba, kaip žiauru. Nu, šiandien tamsesnis podcastas kol kas. Nu, ką darysi? Turim visai pakalbėti. Palauk, už ko sakiau, apsiženijęs už Latvijas? Jo. Ta moteris 3-7 gal metų kažkur. Jauna moteris, žinai. Tai vis dėlto egzistuoja. Kas? Latvija? Nu taip. Ne, Latvija egzistuoja, Latvija neegzistuoja. Latvija egzistuoja, bet Latvija. Patys Latvija. Latvija egzistuoja. Tik jie valstybės nesukūrė, jie Lietuvoje gyvena, Šiaurės Lietuvoje. Jo, jie ten tiesiog laksto po krūmus. Tokie laukinukai, žinai. Seniai, galiu tau pasakyti tokią frazę nuvalkėtą. Tik nuvalkėtą. Sako, visai gali baigtis rungtynės, nes kamuolys apvalus. Seniai meluoja tau tie žmonės. Nes kamuolys gali būti keturkampis, kaip regbio, pavyzdžiui, ar amerikietiško futbolo. Nebūtinai apvalus. Tai čia Jonas Kazlauskas meluodavo visiems. Jo, kamuolys apvalus, ne apvalus, seniai, blėt, gali būti rombo. Kai Kazlauskas pralaimėdavo rungtynės kokiam belgam, sakydavo, kad, nu, žinot, tai krepšinį moka žaisti visi ir kamuolys apvalus. Tai čia yra Kazlausko atmaskės, blėt. Kamuolys keturkampis gali būti, hebra, taip kad nepasiduokit šitai sąmokslo teorijai, kad apvalus. Dabar kaip tik matau, kaip Justas Kučinskas kapojasi su komentatoriais Notifications metą. Kurva, lakai. Oi, blėt. Rado, su kuo pasikapot su Justu, blėt. Blėt, pralaimėjimas garantuotas tiem vargo bitėm. Baigtų, Justelis Bibi iš rankos nepaleidęs, ta prasme. Su viena ar Bibis rankai kitoj skrolina, blėt. Jo, tiesiog rašo. Taipina atsakymą, žinai. Dar treniruojasi specialiai kairę ranką, žinai. Vrema žmonės. Nu. Gerai patriukšmavom praeitą savaitę puslapį. Tai ir patriukšmausim ir kitą. Jo, tikiuosi. Pakalbam biškį apie krepšinį. Pakalbam apie krepšinį, Gedai. Aš noriu palyginti tokį dalyką. Sabonio kartą, ne? Nu tai čia Chomičius, Kurtinaitis, Gvidonas Markevičius. Okay.
Sakykim, žinau. Nu tai va, tai kalbu apie tą senąją kartą, kuri kūrė sporto mokyklas, kuri investavo į Lietuvos krepšinį savo didelę uždarbio dalį. Šarūnas Marčiulionis, Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Komičius. Fantastiški žmonės visi ir jie, kaip tu rašei, neturi pagarbos visiškai dabar. Kodėl taip yra? Kodėl mes negerbėm savo žmonių, kurie tiek daug savo pinigų, savo prakaitų, kraujų, uždirbtų pinigų, parketo arimų uždirbtų pinigų? Kaip manai, kodėl mes jų taip negerbėm? Ir biški papildysiu, arimų tiesioginė to žodžio prasme. Kai žmonės žaidė be achilų, su plyšusiais raumenim ir taip toliau. Tai ten... Su kelius leisdavosi injekcijas, traukdavosi skysčius iš kelių. Taip, kur, sakykime, buvo tikra kančia. Tikrai to žodžio prasme kančia buvo. Jo. O taip yra, mesgi jau esam kalbėję, turbūt dėl to influencinimo tokio iš žurnalistikos pusės. Iš grybų pusės, ne? Iš grybų pusės labai daug ateina ta prasme, bent jau aš taip galvoju. Kad tai ateina, ta prasme, šitie žmonėsgi formuoja nuomonės. Jo. O taip yra. Jeigu jie sako, kad Kurtinaitis yra pervertintas treneris, pavyzdžiui. Ką reiškia žodis pervertintas treneris? Nu, ką šitą frazę reiškia? Iš vis tu man gali paaiškinti, nes aš negaliu paaiškinti. Kas yra pervertintas? Žmogus Eurocapą laimėjo 3 kartus rekordas, žmogus Eurolygoje žaidė solidžiai, kol nesubirėjo finansiškai klubą. Ta prasme, Eurolygoje nebuvo pastumdėliai, jie buvo tą sezoną pastumdėliai, kaip finansai buvo prasti. Nu, tai per kurią vietą žmogus yra pervertintas. Tai sakykime, ir Željko Obradovičius yra pervertintas tada. Turbūt? Nu. Atamanas pervertintas yra treneris. Mes iš Atamano pasijuokėm, bet jisai yra 3 kartų Eurolygos čempionas. Kaip bebūtų. Kaip, ta prasme, kaip bebūtų. Yra 1 kartą Eurolygos čempionas, žinai. Mūsų pats mylimiausias Šaras yra kol kas tik 1 kartą Eurolygos čempionas. No. Ir šiemet 2 kartą netaps. Duodu Bibinu kirst, kad 2 kartą netaps. Šiemet netaps, bet taps 2 kartą kitais metais. Kai Sergiūnas lemiamą tritaškį pataikys finale. Žalgiris šiemet išmes, man atrodo, Fenerį. Aš 3-1 duodu Žalgirį. Iš playoffų. Aš duodu 3-0. 3-0. Ok, seniai, gal ne 3-0, jo. Nes ten dabar irgi ir tas pats Jantuninas iškrito pas juos. Tai, ten yra bėdų. Ta prasme, Feneris dabar serga ir yra puikiai proga biški pistelti padaiką jam. Pakėdenti plunksneles. Tai va, o grįžtant, kodėl mes nemylim šitų žmonių, aš velniškai juos myliu. Ir man krepšinis yra labai svarbus ir aš visą gyvenimą sekiau to žmonės, mačiau, kad jie yra tam krepšiniai. Bet ateina kažkokie tai apsisnarglėję, žinai, žurnalistai kabutėse ir drįsta šito žmonės smerkt, nes ten yra labai daug smerkimo tokio, žinai. Mes nebeturim palaikymo kultūros. Tas pats Jonas Miklovas atsisėdęs žinių radio laidoj pizdavojosi vos ne iš sėklos. Tavrasme, Balaišio. Ten su juo ginčiuosi, ten. Na kągi, draugai, šitas reliatyvus dalykas. Nu, ta prasme. Relatyvus dalykas yra palaikymas. Jo. Nes Balaišis, ta prasme, stojo tada į Kurtinaičio pusę ir ta prasme, trenerio štabo pusę ir tapo Basket News'o priešų dideliu. Jo. Bet kodėl, ta prasme? Tai va, yra naikinama fanų kultūra apskritai. Jo. Tai... Yra Basket News'o sąskrydžių kultūra. Vienintelis teisingas renginys yra Basket News sąskrydis, kur, kaip prašė Justas, maža pimpė, jeigu didesnis pimpalas negu 9 cemai neįleidžia tavęs į Basket News. Bib kontrolas vadinasi. Ir vaikų stovyklų kultūra, kur organizuoja stovyklas vasaros vaikams. Už didelius pinigus. Ten yra didžiuliai pinigai, ne 5 ar 600 eurų ten. Prasme, kosmosas yra iš tikrųjų.
Tai šitie žmonės gyvena. Aš žinau savikainą, nes organizuosiu pats vasarą vaikų stovyklą Akmenį. Esu sugalvojęs. Tai žinai, savikaina kiek yra to dalyko su treneriais, su maitinimu, su viskuo. Savaitėje yra savikaina apie 105 eurų kažkur. Savikaina. 200 maksimum, ta prasme. Tu jėmi 600, ta prasme. Seniai, tu jėmi trigubai, ta prasme. Mūsų vaikas važiuoja kiekvieną vasarą su savo treneriu į stovyklas. Tai mes ten mokam po 270, savaitėj po 300 eurų. Tai čia normalu. Bet važiuoja jie tenais į Nidą. Jo. Ta prasme, Lietuvos pajūrį tvarkingai, viskas faina. Tai va, tai šitie žmonės gyvena iš to. Jo. Tai yra milžiniški pinigai, nepabijokim to. Jo. Tapti basketinių sopliusais, pavyzdžiui, ten prenumeratos ir taip toliau. Tai jo. Būkim vieni, bet teisingi, jie gyvena iš to krepšinio ir iš tų naujienų ir iš to šūdo viso. Jo. Krepšinis jie gerai gyvena, jie, blėt, Kamado Bono nesugeba nusipirkti kūro. Kepina senovinę šašlikinę kūro degina. Estiškė kūro statėsi pirti iš Milašiaus, blėt, rėmėjų. Ir tai statėsi pusę metų, nes Milašiaus nieks mažai remia. Ar tai yra blogai, kad jie egzistuoja? Nėra blogai, tegul egzistuoja. Nėra blogai. Tegul jie būna ekosistemoje, jie dabar dominuoja. Nu, taip yra. Bet ateis diena, kada dominuos tas blaivesnis protas šiek tiek. Tai ateidinėja ta diena, žinai. Ateidinėja. Nes kitos nuomonės, tai čia, žinai, nedaug dievą pasakysi, kad Sabonis blogas. Jo. Ir kas yra svarbu, kad niekas nesako, kad Sabonis yra blogas. Aš niekada nesakiau, pavyzdžiui, kad Saboniukas Domantas yra blogas. Ne, jis nėra blogas. Jis yra kaip tik geras sportininkas, geras atletas, jisai labai prisižiūri save, nes, sakykim, viskas yra tvarko, jis yra kietas bernas ir aš noriu, kad jis būtų rinktiniai. Aš trokštu, kad jis būtų rinktiniai. No. Bet jo nėra. Jo. Jo nėra tenai. Bet 15-19 metų patsukas, kai tėvas prastumė, būkim biedni, bet teisingai vėlgi, sidabro medalį laimėjo, jis to nepamena. Ta prasme, nepamena, kad dėl tėvuko įtakos važiavo, jis neturėjo būti 12 žaidėjas, ten turėjo kitą veteraną paimti, kuris būtų tą medalį iškovojęs ir visą gyvenimą džiaugiasi. Žinai. Kas ten Domantai tas sidabras? Jam pajabatinė tas sidabras. Jam pajabat ir ant tos Lietuvos, kaip matom. Čia yra... Kaip matom, pajabat, jo. Taip, augęs jisai ten savo tose Ispanijose, tai ten, to prasme, tu pasiklausy, kaip jis kalba lietuviškai, čia dar vienas yra. Viskas to pasakyti. Reikia Google vertėjo, blėt, pasiklausius jo, tai ten, tai va, lygiai tas pats ir su Buzeliu tokiu, žinai. Ir kaip, irgi, pavyzdžiui, Rimas atėjo su ta senaja kabutėse mokykla ir pasakė, kad rinktiniai žais tie, kurie nori žaisti. Ir nebebus čia lindimų iš šikno žaidėjų. Nu, tai tada ir pasipylė visi, žinai, kaip čia taip galima, kodėl čia. Tai, bet sakau, pagarbos mūsų krepšinio ištakom nėra. Tai... Seniai, ir mes turim naujesnę kartą, Europos čempionų kartą, kaip aš ją vadinu, 2-3. Šaronas Jasikovičius, garsus žydas, Šaron Jasikovičius. Jis buvo vienu metu žydas, taip. Arvid Matijovski, Lenkas iš Punsko. Ramon Šiškovič, irgi Lenkas iš Kaišiadorių. Nežinau, ką čia dar galima paminėti. Lavrinovičius, jau čia nieko nereikia keisti. Ir taip Lenkas. Čia viskas aišku, broliai. Čia ir ta karta, ką jį davė Lietuvos krepšiniui. Aš buvau krepšinio muziejui praeitą savaitę, ne? Tai Leonas Karaliūnas man tiesiai pasakė, iš tų visų garsių atletų, visų Lietuvos, kas yra, mano muziejai nėra buvę tik Jasikovič ir Matijovski. Tik šitie nėra buvę. Prasme, jie neranda laiko į krepšinio muziejų atvažiuoti, atvežti eksponatą, kokį marškinėlius ar ką. Jie neranda laiko krepšiniui, kaip sakoma, žinai. Lietuvos krepšiniui neranda laiko. Jie randa, vienas Kačiojimai randa laiko, kitas Stambului, Barcelonai randa laiko, Tel Avivui randa laiko, Arubai randa kiekvieną vasarą laiko, Ilgauskui dar vienam patriotui randa laiko, golfo pabelžinai. Bet Lietuvai neranda laiko. Taip. Šaras, aš minėjau tekstą, Šaras daro stovyklas Barcelonai kiekvieną vasarą. Kodėl ne Kaune? Kodėl ne Partizanų gali? Būtent, kodėl ne Lietuvoje? Tai man šitie žmonės
neturi teisės kalbėti kažką blogo apie Lietuvos krepšinį. Ar jis padovanojo 100 kamuolių Lietuvos krepšinio mokyklom? Kas jam 100 kamuolių? Paprašytų Fenerbahčės atsiųstų DHL, ta prasme, 200 kamuolių, 500 kamuolių. Jisai galėtų padovanoti visoms krepšinio mokykloms kamuolių. Taip. Absoliučiai visoms. Po 100 kiekvienai, ta prasme. Taip. Jokios aukos, ne vienas iš šitų kritikuotojų neduoda Lietuvos krepšinį. Apie ką mes kalbam? Tu su Žalgiriu laimėjai, kaip treneris laimėjai, labai toli Žalgiriu, didžiulė pagarba, šaunu. Bet kitas dalykas, tu už tai gavai didžiulius pinigus. Taip. Lemą gavai. Taip, tavo darbas toks, pradėkim nuo to. Ir nereikia čia dabar įsivaizduoti, kad esi dievas, kuris gali ateiti ir kritikuoti Lietuvos rinktinę. Sorry, tu neturi tokios teisės. Tu nieko nedavai Lietuvos krepšiniui, apart Masiulio užauginimo, bet klausimas, kas ką užaugino. Ir girdėjau tokį komentarą, mačiau, kad Masiulis braižo derinius pas Šarą braižydavo ir galvodavo idėją. Gali būti. Jeigu mes pamatysim labai gerai, kas yra kas per šitą ketvirtfinalio seriją. Tai labai greitai. Labai greitai. Pamatysim, kas yra kas. Kas yra Masiulis, kas yra Jasikevičius, pamatysim. Jasikevičius turi aфиgeną komandą, Masiulis turi aфиgeną komandą. Pamatysim, pasitaškys, hebra, pamatysim. Kas yra kas, pamatysim. Aš nedrįšiu sakyti, kas yra Bachūras iš Kauno, o kas yra vyras lietuvis. Kas yra tik Bachūras iš Kauno Partizanų gatvės, o kas yra tikras Lietuvos patriotas. Pamatysim, sen. Taip. Ir tegu Jasikevičius gali pist nahui, man jis nerūpi visiškai. Aš su jo intervo niekada neimsiu, kol jis žmonių nepradės gerbti. Tegu eina jis nahui, su savo maroziškumais ir kitom panetkėm. Man tos panetkės neįdomios. Aš ne mažesnis marozas, jeigu ką. Gali Šarai atvažiuoti į Akmenę, pasikaposim, kuro 1-1. Nebijau aš tavęs. Šaronai Jasikevičių. Aš nesakyčiau, kad jisai nedavė Lietuvos krepšiniui, nieko davė, bet tai davė kaip žaidėjas. Mes dabar kalbam, kaip reikia gelbėti Lietuvos krepšinį. Jie čia labai daug idėjų visi neša. Jeftokas čia su savo idėjom nuostabiom, čia būrė komandą didžiulę savo, ten Kazlauską nešė iš paskos, Jekilaitį, žinai. Ten Pyzė dabar, kai padarysim tvarką, čia Lietuvos krepšinį Pizdauskas čia. O kodėl tu medžioji su švinium, Robertai? Va būtent. Medžioji su banditais. Ja. Apie tai irgi niekas švinių nori atvesti iš futbolo į krepšinį, nori atvesti švinių gal, blėt, ta prasme, man kyla tokių minčių. Jeigu tu su juo medžioji, Valančiūną kvietiesi, ta prasme, kartu. Kas čia vyksta per dalykai, ta prasme, su banditais medžiodami. What the fuck? Ką tu Brazauskas su banditais medžiotum, blėt? Tu ne Brazauskas, blėt. Kodėl tu mašiną parkuoji neįgaliųjų vietoj? Jo, kodėl? Suka. Mes kažkaip išsirenkam vieną kažkokį dievą, sudievinam jį ir įsivaizduojam, kad šitas žmogus bus mesijas kažkoks. Tai. Aš tau galiu pasakyti, atėjus Jeftokui į federaciją, jis patirties neturi, bet tokios organizacijos valdyme. Jam būtų pizda, jį blėt suėstų tie funkcionieriai krepšinio. Ir visa krepšinio bendruomenė. Aleksonis suvalgytų nekramtydamas. Taip, tai čia, Balčiūnas turi milžinišką patirtį šitoje vietoje. Ir vėlgi, aš nepradėkit man pist protą, kad aš ginu Balčiūną, kad pinigus moka, bet netgi tokį girdėjau, kad pinigus moka. Tu esi pats Balčiūnas, jeigu ką, tai... Taip, vienas rašė, čia tu Balčiūnai. Tai viskas yra gerai su ta federacija, viskas yra gerai su Lietuvos krepšiniu. Aš, mano svajonė būtų iš vis, kad Kurtinaitis nusitrauktų su tuo Azerbaidžano klubu kontraktą, pasirašytų su Lietuvos rinktinė šiuo metu su federacija kontraktėlį ir padarytumėm testinumą. Seni, duodu, kertam, kad bus medalis pasaulio čempionate kitą vasarą. Ar tu taip pat manai? Aš manau taip pat. Mes kaip minimum bronzą parsivešim. Aš manau daugiau bus. Gal. Blem, ne. Sakai auksas? Jo, manau. Matai. Aš linksiu prie bronzos.
Nu, bet aš ir bronzą nenusivilsiu, bet kuriuo atveju, žinai. Ir aš tikiu, kad išeisim dar į pasaulio čempionatą, nes O, mes dar kad turime išeisim, išeiti. tai čia be kalbų, seniai. Čia nėra variantų, kad neišeitum. Nematau tai va. variantų. Matydamas Serbijos rinktinę, matydamas Turkijos net rinktinę, manęs negazina tie grybai. Grybai rogos, nuogos. Visus čia gazina, manęs negazina, mes italus pasidarysim svečiuose, dabar be problemų, ta prasme, vasarą. Ta prasme, pasidarysim Britus namuose ant 25 akių, žinai, ta prasme. Pamatysi, seniai. Ne, tai taip. Man bus įdomu, ką tada Pakėnas šnekės, bet tada ką šnekės, kur. O tada šnekės, kad Kurtinaitis genijus. Nu, turbūt. Na. Čia yra tas toksai prisitaikymas prie situacijos, žinai. Tas toks, jokios pozicijos, aš suprantu, kad žurnalistai, jie turi nupiešti situaciją, toks vaizdas, kad žmonės nemato situacijos. Jo. Nu, ta prasme, visi yra debilai. debilai. Nežiūri, jie to krepšinio, ta prasme, žmonės. Ne? Jo. Jie kurva, podcastuose analizuoja tai, kas įvyko net ne vakar, jie analizuoja, kas praeitą savaitę įvyko, seniai, apie ką mes kalbame. Ta prasme, apgailėtina, ne? Jie kurva po 7 dienų analizuoja rungtynės, kurios vyko prieš 7 dienas, šiais laikais. Čia nėra 85 metai, seniai, kai kurva. Tomas Purlys. 85 Janiūnas būtų turėjęs podcastą, jis būtų tą pačią vakarą daręs analizę. Tomas Purlys atsisėdęs Basket News'o podcast'ą po pralaimėjimo Islandijai, drįsta kritikuoti Rimą Kurtinaitį. Jo. Ką tu pasiekęs krepšinėje, Tomulė? Snarglytum, blėt. Nu, ta prasme. Vaikinė, tu ir esi perspektyvus treneris, treniruoji, palauk, jisai su 16-mečiais, ne, laimėjo? Jo. Su 16-mečių rinktinė, man atrodo. Auksą. Tai jo, ir vieną dieną tu gali būti va šitose rogėse, supranti? No. Supranti, Asilė, tu, ta prasme, ir ką tu tada šnekėsi, ir kokie bus tavo sprendimai. Tai tave naujas Tomulis varys su žemėm, tave lygins. Ką tu tada šnekėsi? Tai vat, apie ką kalbu, čia yra nepagarba profesijai, nepagarba savo kolegai apskritai. Jo. Tai... Aš, pavyzdžiui, seniai apie komentatorius tik privačiai kalbuosi. Viešai padarėm podcastą, aš pakalbėjau apie kai kuriuos tiesiogiai užsimindamas, apie ką turiu omenyje. Aš nebijau tiesiog. Aš tada dar, kai dariau podcastą, net nebuvau komentatorius. Dabar tarsi tapau vėl komentatorium. Kadangi aš pažįstu sferą iš vidaus, tai aš galiu apie lekšio kalbos padargus, aš galiu turėti nuomonę savo, ar negaliu. Aš manau, kad galiu. Gali. Nu. Tai lygiai taip pat ir Purlys, turi teisę, to prasme, išsakyti savo nuomonę. Jo, bet maišyti su žemėm čia yra gėdami. Aš pasakysiu biški kitaip. Jisai vėlgi gauna pinigus už tą nuomonės pasakymą. Jo. Supranti, kam yra skirtumas? Yra skirtumas. Ir aš giliai širdį tikiu, kad jisai gal taip netgi negalvoja. Ir tiesiog reikėjo tą pasakyti. Prie konjunktūros taikos. Taip, bet tada vėlgi tu toks tampi, žinai, be nuomonės. Prostitutė už pinigus kiek iš idėjos, tai Purlys prostitutė, galiu pasakyti tiesiai šviesiai. Taip. Kas priešingai visiškai elgėsi, pavyzdžiui, Maskoliūnas. Jo. Kaip, pavyzdžiui, pas Pakėną podcast'ą, jisai stojo, ta prasme, Kurtinaičio pusę. Jo. Nes jis puikiai supranta, ką reiškia pralaimėti su Lietuvos rinktinė. Ir būti vyriausiu treneriu ir gauti visą tą kurvą šūdvežį ant savo galvos, žinai. Šūdmaišį, tą banditą. Taip, tai tiesiog šūdmaišis. Užkrint ant galvos. Iš 5 aukšto, išstumė Lapinskas lapuoti. Tai va, tai... Ten geriausias pravardės banditų galėtų Lapinsko būti lapuotis, o kitos spigliuotis. Būtų, 2 banditai. Ten jų pravardės iš vis yra tragedija. Lapinsko grupuotė, man atrodo, buvo kažkokie ten konkurentai jų, kur pagrindinis veikėjas buvo Lopas pravardė. Ta prasme, kurva, čia nėra, su jų kodeksu nesusikerta čia kažkas. Tai... Kaip Gaidjurgis turi padaryti su tokia pavardę karjerą pramogų pasaulyje. Kaip tu zonai, ta prasme, Lopu tai vadins? Darau Lopas, ble. Lopas, kur, tas džiaugiasi Lopu. Lops, kuriai. Lops, girdi, kurva.
ten tų pravardžių, tai eik, šūdmai. Žodžiu, galiu pasakyti, kad Europos čempionų karta nieko nedavė Lietuvos krepšiniai, apart pergalės. Bet pergalės nėra krepšinis. Krepšinis yra daugiau negu pergalės. Ir per Jaskos ir Maciauskos susitikimus ir bandymus rodyti, kas yra alfa, mes neturim olimpinio aukso. Tai jie dar pidarai, dėl to yra, kaip žaidėjai pidarai, supranti? Ir apkaltintas Antanas Sireika dar. Ir tipo Sireika kaltas liko, blė. Pašautų nakų, tu Sireika prieš Pazeko gynėsi, ar prieš Galandą gynėsi Sireika, kur? Būtų Sireika išėjęs ir apsigynęs prieš tą Galandą, karočią. Kiam metų vyras būtų, blė, apsigynęs, o tu nesugebėjai, blė, apsiginti. Tai apie ką mes kalbam? Sireika savo laikų spinta buvo su antra solė. Tai jis dabar spinta yra, blė, tai nesimatė. Breini, blė, jo, blė, bet toksai, blė. 4 spintų dūra, blė. Blemba jaunas būtų kirtęs, dirksti. Kurva dar dabar pisto žuvį, blė. Kirstų, nakai visur. Sireikai gegužės mėnesį sukanka 7 metų, ką apie tai mastom? Gražus jubiliejus. Ir blemba, aš Sireikos intervus visada, kai būna Sireikos intervai, visada peržiūriu su tokiu pasigardžiavimu, perklausau. Aš 2 kartus žiūriu. Ten yra genijus, man žmogus šitas. Sireika Kurtinaitis. Žmogiškumo genijus jis yra visų pirma. Jo, blemba, koks geras vyras. Jis niekada nepavarys nepavarys, žinai. O Jaskas savo knygelėse, blėt, kurių net pats neparašė, parašė kažkoks italas, blėt, žurnaliuga. Tai savo knygutėse ten rašo ant Sireiko. Tai ko tu kūro su Matsu, blėt, piešeisi, tai parašyk apie tai, kūro, sukat. Ko tu ten alfa vaidinai, blėt, duok tam Matsui tą alfą, tegu būna. Matsas geresnis žaidėjas buvo tuo metu 4 metais už Jaskevičių. Tikrai taip, eiktų čia. Tai Matsas gynybai koks buvo, blėt, ta prasme. Matsas kietas buvo. Nu. Bet sakau, ta prasme, kad ir kiek jie buvo geri tada, ten tie ginčiai galim lyst, nelyst, pohui man tie ginčiai jų, bet šitam krepšiniui jie nedavė nieko. Lietuvos rinktiniai, dabartiniai, ir kai yra tokia sunki situacija, jie nedavė nieko, ne vienas. Šiškauskas davė, nes jisai buvo su Adomaičiu bent jau trenerių štabe. Rinktiniai. O šitie 2 paminėti nieko jie nedavė. Šaras visada sakė. Ir neduos, nes jie zalupas, užsikišė už savo zalupų, savo milijonus ir gali užsikrušti tais milijonais. Ir užsikruškit, blėt! Užsikruškit, blėt! Ir užsikruškit su savo sąmokslų teorijom. Galit kelnotas gelžgalius, karočią, galit ant Stambulą, blėt, dievinti, eikit jūs nakų, karočią. Taip, Šaras tiesiai šviesiai pasakė, kad jo tikslas yra laimėti Eurolygą. Tai Eurolyga yra aukščiau negu Lietuvos krepšinis. Ir čia viskas ok, ten apsidengti Lietuvos vėliavą Stambulę važiuojant, žinai, laimėjus Eurolygą. Ok, gražu. Kiek tai duoda naudos realios, tai? Ne, tai Lietuvos krepšinių tai naudos duoda 0. Ką mes kalbam. Tai, sakau, užsičiaupti reikėtų šitiem žmonėm ir nesakyti nieko šitą vietą. Davai, seniai. Gerai. Bent jau pabandykit. Ateikit, pabandykit, įrodykit kažką ir tada galėsit mums aiškinti čia, koks Kurtinaitis blogas ir kokia bloga situacija Lietuvos krepšinėkit jūs nahai, blėt. Gerai, seniai. Dabar pasimėtom fainiausiais įžeidimais, kokius gali sugalvoti. Tu apie Reklaitę, aš apie Liuksminą. Žaidimais? Tu pirmas pradėk. Klipata tu, blėt, klipata batalionė, lysk vabalo blausdoms, suchata. Čia labai lietuviškų žaidimų tu toks. Klipata. Klipata yra Balios Sruogos išpopuliarintas žodis, nes jis rašydavo, kad šitam Štuthofe dievų miške buvo klipatų batalionai. Jeigu išprotėjimas būtų žmogus, Gedai, tai jis turėtų tavo vardą ir pavardę. Seni, tu niekada netapsi profesionalių sportininkų, žioplytų. Aišku, kad ne.
Čia ne Žioplyt. žaidimas. Čia ne žaidimas. Čia tu žioplas esi, kad netapai, blėd, ir nebetapsina. Bet aš galiu tapti valgymo čempionu. Kotletų. Vakar čia poniai parašiau apie komentavimus pliusų bare, tai parašiau. Mažiau alaus, daugiau dangaus. Ką, atrašė? Laiką uždėjo. O, nu tai. Nes čia ponis be 5 alaus nekomentuoja pliusuose. Čiapas visada deda laiką. Jis man tiek laikų padėjęs yra. Vaidas. Nu, žiūrėk dar mane. Kas yra? Kas yra? Kas yra? Tu storas, duchė, ble. Vaflė tu kurva, ble. Eik, tu na. Tu storas. Eik, tu na. Čia pizza, čia 5 klasėje, va tokį. Įžeidimą klasiokui, nebent. Tu su barzda, blėd. Eik, tu na, čia žlėt. Turim dainą kokią? Aš dar paskutinį žaidimą. Davai. Kurva, ką tu rūkai, klipą tą tu kurva. Aš nerūkau, aš valgau. Aš rūkalus valgau, tau ką nesimatom. Turiu anglišką dainą paskutinę. Taip. Let's come together right now, oh yeah, in a sweet harmony. Let's come together right now, Oh yeah. oh yeah, in a sweet harmony, let's come together. Ble, man kartais tos tavo angliškos dainos primena mano vaikystę, paauglystę, kai sėdžiu hatoj ir paleistas M1, ble. Tada M1 buvo gera radijos, tai žinai, kokios dabar 3 geriausios yra šiuo metu? Mano nuomonė. Ne, nes neklausau radijos. Aš seniai kaip teliko nežiūriu, taip radijos neklausau. Nesigirk to, esu. Aš net neturiu radijos. Dabar 3 geriausios Lietuvoje be vietų, tai Relax FM, Gold FM ir M1+. M1+. Aš klausausi mašinai. Dabar Relaxą arba Gold FM pasijungiu, nes Gold FM dabar yra taip pagerėjęs, kad tikrai tapo auksiniu. Tikrai tapo auksiniu. Žiauriai pagerėjęs. Pas mane tatų meistras leidžiasi Gold FM, aš, blėt, šazaminu, kurva, karočiui, ten tokios dainos eina, kad net aš šazaminu, o tai yra keista, nes aš turiu 2100 dainų susidėjęs į favoritsus, tai dar atrandu naujų. M1 tai yra dabar, nu, visiškas popsas, nu, tai ten dievas. Yra radio centras, ten kalbėjimai po valandą, suprantate, tos muzikos neleidžia, mėgaujasi savimi ten žmonės, kaip ir Basket News, savo čiulpę, sasalina ir tiek žinių. Reklamų 5000. Ten irgi, žinai. Nu, jo. Radija turi grot muziką. No. Aišku, jinai turi iš kažko gyventi, iš reklamos gyventi reikia ir galima, čia be jokios abejonės, bet jinai neturi būti kas 10 minučių ta reklama. Čia vėl toks biški perdėtas dalykas. Tai tu dabar dainą, į pabaigą einam, tu dainą. Taip. Aš būsiu šamanas, tavo norų šamanas, užkariausiu šią tvirtovę, tarsi koks atamanas. Kieno čia primink yra? Noriu būsiu šampanas, toks gardus kaip šampanas, o išgersi ir galėsi miegot. Picasso. Čia žasai? Picasso. Ai, Picasso, ble. O mano lova galėtų būti tavo lova, mano lova. Tai reikia vieno tavo noro, mano lova. Mano lova laukia tave. Ir kas rašė šitą tekstą, blėt? Tai Benžiai. Vienas amžinatilsį, kitas gyvas. Tragedija. Nu, Benžiaus žūtis tragedija, tikrai. Šitas tekstas tragedija yra. Ne tragedija, labai gerai. Man, per kurią vietą, blėt? Man tai jis labai įdomus. Man atrodo, taip sugalvoti reikia gerokai pavartoti kažkokiu arba maniją turėti, arba narkotikus vartoti. Va, čia jau teisingai. Tai čia kūrė narkotikai šitą dainą. Tikriausiai. Aš būsiu šamanas, tavo norų šamanas. Užkariausiu šią tvirtovę, tarsi koks atamanas. Erginas. Sarpas atamanas. Kuri tualetą dabar ieško kelią.
Seniai, Atsisarpina. kaip galima būti krepšinio ekspertų ir prognozuoti, kad Panathinaikos pralaimės seriją Valencijai? Tu gali man paaiškinti? Čia kas taip nuprognozavo? Visas basketiniuzas tai prognozuoja, kad Valencija laimė. Ja? Ta prasme, jūs apie krepšinį domitės nors kiek gyvenime, ar kas jums yra? Aš labai norėčiau, pavyzdžiui, kad Valencija laimėtų. Aš labai nežinau, ar norėčiau, bet Atėnai laimės, seniai, nepyk. Bet laimės Atėnai. Taip. Nu. 3-1. Aš norėčiau Valencijos, nes Valencija man, pavyzdžiui, Pedro Martinėsas labai, labai patinka. Kaip. Bet Valencija, talento prasme, tai prasideda playoffai, viską lemia talentas, seniai. Viską lemia. Taip. Talento prasme, kai tu Valenciją keli aukščiau, sisteminę komandą virš tokio talento, kokį turi Panathinaikosas, tai čia yra, tu nesupranti krepšinį. Jeigu Valencija laimės, tai aš nebedarau šito podcast'o, aš atsistatydinu iš visur, einu, karočiau, važiuoju braškių skinti į Švediją, viskas. Darysiu vienas, ble. su žuvytėm šnekėsiu. Beje, kitą sekmadienį turėsim svečią podcast'ą. Mūsų bendrą draugą Justą Kučinską. Oh, fuck. Oh, yeah. Oh, yeah, bitches. Nusimato sunkiasvoris. Pod Petras ir pod Justas ir pod Gedas. Sunkiasvoris podcastas tikrai, dabar prasme. Centerinis, ble. Geras įstelis. Sako, beldžia į duris, sako, žydė atidaryk. Ui, ko jums reikia? Sako, 100 kg aukso. O sako, ui, o 120 kg aukso paimsit? Paimsim atidaryk. Saka, auksė, tavęs atėjo. Įsiveskit šitą. Įsiveskit šitą karvę. Išreitinguok man savo mėgstamiausius gyvulius. Gyvulius ar gyvūnus? Gyvulius. Gyvulius naminius? Taip. O šuo katė skaitosi ar ne? Ne, ten jau gyvūnas labiau. Tai gerai, gyvulius, tai tada Top triušis. Taip. Antroji vietoje, blemba, jaučiu karvę. Ir trečioje vietoje žirgas, arklys. Bet arklys, ne? Arklys, darbinis, kaip ir aš, kaip ir tu. Aš labiau kuinas. Senas kuinas, tokia buvo restoranas, toks senas kuinas, grupė buvo senas kuinas. Bliuzo. Gerai, mano top 3. Nu. Tiškevičius, Miklovas ir Malinauskas. Malinovskis. Malinovskis. Gyvuliai. 3 gyvuliai. Kurie pas mane tvartė, ką žino, ar gyventų, ble. Jo, ble. Po šitų mėšlą būtų labai nesmagu. Ne, o šiaip, jeigu rimčiau, tai man būtų karvutė, nes karvutė pienuką duoda. Pieniuką. Pieniuką, tada vištytė, nes vištytė kiaušinuką deda. Ne. Ir tada aslas, koks ir tu esi. Ir tada tiesiog aslas. Gadai, nežydinėk manęs, ble. Kaip tu drįsti, ble? Kas čia darosi, ble? Aš jautrus, man viskas, aš mikčiosiu dabar, ble, visą likusį gyvenimą. Mano kalbos defektas grįžo atgal. Žinai, kuo noriu užbaigti šitą podcastą? Smūgiu. Žuvį, ble. Mano tėtis pasakė, kas internete komentuoja postus ir tau suvaibint. Sako, troliai, botai ir naudingi idiotai. O čia net surimuota. Troliai, botai, naudingi idiotai. Jėga. Brat, sen, repas. Tavo tėtis reperis. Jo, teisingai. Ta linksma gaida galėsime ir atsisveikinti. Jo, minutė 29 su kapeikom, su Tugriko kapeikom. Ačiū visiems žiūrėjusiam. Kitą savaitę bus Justas, būsim 3.
turėsim tiltą ir su Kaunu pagaliau ir Kauno nuomonę išklausysim, žinai. Ne, tai bent kartą gyvenime reikia Kauną išklausyti. Sėdė ten su savo stadionais, ble. Bled, atvažiuoju į Plungę, seni, 2 stadionai Plungėje. Vilniui, kuro 1,5 nėra stadiono, bled. Plungėje 2. O Kaune tik vienas. Kas čia, bled? Kas čia per miestas? Na. Jūs manęs nejuokinkit. Kaunas miestas, Glaunas, bled. Gerai, kauniečiai. Viso geriausio. Dar kartą sveikinimai Donatui Balvočiui. Atšvesk, tikiuosi atšventė į Doncę, tai pasimatysim Akmenį. Donatai, myliu bučiuoju. Ate. Čiau, čiau. Čiau, čiau, čiau.